Sveiki sveikučiai, bundančių ir sąmoningėjančių žmonių karta. Šiandien noriu pasikalbėti su jumis, atverti galbūt kažkokius aspektus, su kuriais susiduriat, kai gyvenime pradedam galvoti apie tai, ką privalom daryti ir ko neprivalom daryti. Ir šiandien pakalbėti noriu ir apšviesti tokius aspektus, kaip mes pamindami save, įvairių programų vedami, nuostatų ir sistemų suformuotų vedami, tiesiog prisigalvojam dalykų, kuriuos mes privalom daryti. Tai šiandien apie tai, ką mes privalom mūsų vaikams arba mūsų tėvams ar artimiesiems. Tai visų pirma noriu pasakyti, kad mes niekam nieko neprivalom ir savo vaikams netgi mes nieko neprivalom, jeigu žiūrėti iš to požiūrio privalėjimo, neprivalėjimo. Iš tiesų mes vaikus, jeigu juos atvedėm į pasaulį, mes juos mylim. Galbūt, žinoma, ne visi juos myli, tai čia ne apie tai yra kalba šiandien, bet mes juos mylim ir mes tiesiog norim jais rūpintis. Ir jeigu mes galvojam, kad mūsų aplanko tokias mintis, kad mes privalom rūpintis, privalom tą daryti, privalom duoti vaikams tiek arba kitiek. Visa tai yra mūsų išorinių programų, sistemos ir aplinkos suformuotos nuomonės. Nes iš tiesų iš savo patirties galiu pasidalinti su tuo privalom, kaip aš irgi gan sudėtingai tam tikrus etapus pragyvenau, kai vaikai buvo maži, o pajamų nebuvo tiek, kad išvežti juos kažkur patostogauti į tolimus kraštus ir kaip aš save menkindavau ar kaip bardavau, ar kažkaip, žodžiu, blogai jausdavausi dėl to, kad aš tų vaikų negaliu išvežti į kažkokius tolimus kraštus tų atostogų. Nors iš tiesų prie jūros čia Lietuvoje galima nuvežti vaikus ir mes ten tą ir darydavom, veždavom čia. Ir kai pasikalbi dabar su tais vaikais, tai jiems iš tiesų, ar tu Turkijoje atostogauji ar Rode, ar tu čia Palangoj ar Šventojoj prie tos jūros būni, jiems kasti smėlį visiškai jokio skirtumo kur, o netgi mūsų lietuviškas Baltijos jūros paplūdimys netgi dar labiau tinkamas negu kai kurių kurortų paplūdimiai. Taip kad čia grinai sistemų įrašymas. Iš tiesų vaikams, kas svarbiausia ir reikalingiausia yra, tai juk tėvų meilė. Ir iš tiesų per meilę viskas ir ateina. Meilė tai yra paslaptis viso ko. Per meilę tu tuomet niekam nieko neprivalai. Tu tiesiog myli ir darai dėl tų žmonių, ar dėl kažkokių gyvūnų, ar dėl augalų, ar dėl žemės, ar tiesiog dėl visko, dėl bet ko tu darai viską iš meilės ir tada dingsta tas žodis privalau, jo tiesiog nelieka. Tai su vaikais yra toksai irgi dalykas, kad mes niekam iš tiesų nieko neprivalom, tiesiog iš meilės mes norim duoti ir mes duodam tą meilę ir duodam tai, ką dar galim duoti. Tai va, apie tą privalom aspektą dar iš tiesų, kai vaikai jau būna paaugę ar suaugę, tiesiog mes kartais irgi save taip apgaudinėjamės, kad mes kažką privalom. Privalom todėl, kad galbūt jie kažkaip giliai pasąmonėje ta mintis tokia privalom, nes tuomet jie mus kažkaip vertins ir mylės ir kitaip į mus žiūrės, jeigu mes jiem kažką duosim. Net apie įvairius materialius dalykus iš tiesų. Irgi kaip mes norim suteikti kuo daugiau tos materialinės gerovės, iš tiesų dėl to, kad viskas aplinkoje yra taip perteikiama, perduodama, taip mūsų šita sistema ir įvairūs šitie socialiniai tinklai, televizija, visur
visur demonstruoja, kaip svarbu yra materialiniai įvairius dalykai ir gerybės. Tai iš tiesų tuomet atsitinka taip, kad irgi mes tėvai būdami, įsivaizduodami, kad taip galim parodyti savo meilę, tai irgi, žodžiu, pradedam per daug stengtis, galbūt kitą sykį save pamindami, stengdamiesi uždirbti kuo didesnės pajamas ir kad galėtume kuo daugiau atiduoti tiems vaikams, nes taip programa mus įrašo, kad mes taip privalom. Tai iš tiesų didžiulė apgaulė ir kai tai supranti, tiesiog supranti, kad mes niekam nieko neprivalom, tiesiog kai širdį gyvena meilė, tuomet tu tą meilę daliniesi su savo vaikais ir iš tiesų meilė visada padeda išstumti baimę iš žmonių širdžių, todėl tai jau kalbėta man anksčiau, kad mes pirmiausia randam ryšį su savim, meilę savo pažadinam savo ir be abejo tuos vaikus mes mylėti galim ir turim ir norim, neturim iš tiesų, tiesiog mes juos mylim. Tai čia apie tokį dar aspektą, kad kol vaikai nesuaugę, kad ir jie jau ir paaugę, ir didesni, ir apie įvairius dalykus, kaip mes turim pasirūpinti jais, tas mūsų supratimas. Tačiau dažnai mes pamirštam save, kad mes turim pasirūpinti ir savimi, kadangi laiko dirbant įvairiuose darbuose tikrai lieka ganėtinai mažai tam, kad pasirūpinti ir namais, ir vaikais, ir dar savimi, ir dažnai mes save pamirštam. Tiesiog pastumiam į šoną, tarsi norėdami, kad mus mylėtų kiti, pastumam į šoną save, taip pastumdami ir meilę savo, ir žodžiu, nuo to tikrai nesidaro pasaulis gražesnis ir nesidaro mūsų pačių gyvenimas gražesnis. Tai linkiu pirmiausia pasirūpinti savimi, suprasti, kad pasirūpinti savimi tai nėra kažkoks tai blogis, nes iš tiesų, kaip ir sakiau jau anksčiau, čia tema yra apie vaikus ir apie tėvus, tai man yra tekę susidurti ir su vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie jau turi rūpintis ir savo visai pagyvenusiais tėvais. Ir jie sako, kad mes privalom dabar jais rūpintis. Ir tiesiog tas privalom žodis iš karto pasako, kad tarsi čia jau nebėra meilės, nes mes privalom. Iš tiesų mes iš meilės rūpinamės savo tėvais. Taip, dėja yra jau susiklostę, kad vyresnio amžiaus žmonės tikrai turėjo mažai žinių, mažai buvo žinoma apie tai, kaip reikia rūpinti savo sveikata. Ir tikrai daug vyresnio amžiaus žmonių turi dabar sveikatos problemų, bet esmė ta, kad, kaip sakau, vis tiek mums niekas nepriklauso. Kad, sakykime, didžiąją savo gyvenimo dalį po darbo skirti kažkokią tai savo tėvų senų priežiūrai, nes dažnai seni žmonės irgi jie, kaip sakant, turi savo kažkokių ten tų kaprizų, kažkokių įsitikinimų, tų programų prirašytų, kad vaikai turi dabar manimi pasirūpinti ir aukodami bet kokį savo laiką, nors yra daugybė pagalbos priemonių, socialinių darbuotojų, ar galų gale, kai pajamos leidžia ir pasamdyti kažkokius žmonės ateinančius, kurie galėtų padėti su tais pagyvenusiais tėvais susitvarkyti. Tačiau žmonės tiesiog jie save įtikina, kad jie privalo ir jie vieninteliai gali pasirūpinti tais savo senais tėvais, nes kasgi senatvėje pasirūpins ir mumis tuomet, juk jeigu mes rūpinsimės senais tėvais, tai ir mumis kažkas greičiausiai privalės pasirūpinti, jeigu turime tų vaikų. Tai iš tiesų čia pati didžiausia klaida
nes tiesiog šitoj vietoj reiktų tikriausiai sustoti ir pamastyti, ar ne geriau būtų, jeigu mes pasirūpintumėm dabar savo sveikata ir mūsų vaikams tuomet nebereikėtų rūpintis ateityje savo senais tėvais, taip kaip mums reikia rūpintis. Ir dėl to iš tiesų mes darytume gerą sau, rūpindamiesi savimi ir iš tiesų darytume gerą ir savo vaikams tuo pačiu. O jeigu turim dar ir senus tėvus, kuriais reikia pasirūpinti, visada yra priemonių, kurios padeda ir kurios padeda nešti šitą, sakykime, ne tai kad naštą, bet galbūt tiesiog tokią pagalbą suteikti gali kitos įstaigos, ne tik mes galim suteikti savo tėvams. Nes iš tiesų mes, jeigu visiškai atsiduodam tai tėvų priežiūrai, kas atsitinka, mes tokiu būdu perimam kitą kartą ir jų karmą. Nes seni žmonės dažnai, jeigu jie yra ligoti, jie yra nelaimingi ir mes ten būdami kartu su jais, tarsi norėdami padėti jiems išbristi iš tos skausmo kažkokio, iš nepasitenkinimo, mes stengiamės kažkaip padaryti viską, kad jie pasijaustų geriau, nors nebūtinai jie pasijaučia geriau ir iš tiesų čia ir mano pačios patirtis tą patį sako, kadaise aš irgi taip pat norėjau labai padėti savo tėvams ir tiesiog atrodė, kad aš turiu kažkokiu galiu pakeisti tų tėvų būseną, bet dėja tai nuo mūsų nepriklauso, tai vat mes turim suvokti, suprasti tą dalyką, kad kiekvieno žmogaus jausena ir būsena viduje priklauso tik nuo jo paties ir jo paties noro pasikeisti. Tai aš irgi bandžiau irgi padėti, kaip sakau, tą jauseną pakeisti savo tėvams, bet dėja tai yra misija neįmanoma, todėl geriau to nedaryti, nes tiesą sakant, taip, kaip jau sakiau, užsitraukia tų žmonių karmą, o jau jų likimas ir jų sprendimai, tai yra jau jų pačių reikalas ir tiesiog mes galim tik tais be abejonės padėti tiek, kiek mes, kaip sakau, galim ir neskriausdami savęs, nenustumdami savęs kažkur į tolimiausią kampą, kad tik tais įtikti ir padėti kitiems. Tai yra tėvams ar vaikams save kažkaip, nežinau, kaip mes ir įvardinam pagal tas visas programas, privalom ir taškas. Tai va, mes niekam nieko neprivalom. Ir pabaigai, tai va, noriu dar pasakyti, kad jūs savyje ieškodami meilės ir šviesos ir ryšio su savimi, pasekoje atversit ir tą meilę ir tiem savo vaikam ar aplinkiniam, giminaičiam, tėvam, tai gaunasi tokia kaip pasiekmė. Ir tas žodis privalom, jisai tiesiog dingsta iš gyvenimo, nes mes niekam nieko neprivalom. Tai tiek šiandieną ir iki sekančių susitikimų.